Labą dieną, ponios ir ponai. Šiandienos vlogą esu pasiruošęs vieną pagrindinę temą ir į tą temą įeis dar kelios tokios mažytės temos. Pagrindinė tema šiandienos vlogė bus seni žmonės bei jų pagarba. Kaip skaičiau komentarus, jums patiko mano tokie rimtesni vlogai, o ant pačio galo pradėsiu kažką biškį juokingesnio bei ne į temą. Na kągi, važiuojam su senais žmonėm. Na kągi, manau, kiekvienas turime senelius, prosenelius, kai kurie turi, kai kurie neturi, bet manau, kiekvienas juos prisimena. Ir daugelis žmonių, iš tikro, kiek esu matęs bei girdėjęs bei apsižvairius aplinkui, matosi, kaip kiti žmonės tiesiog negerbė senesnių žmonių. Jūs pagalvokite, pavyzdžiui, jūs dabar esate jaunas ir jūs atrodote ten daug patyręs ir kažką panašaus ir tiesiog pamatote kokį mažą vaiką, ten, tarkim, 13 metį ar 12 metį ir jūs, kai esate kažkur 20 metų, 18, 19 metų, jums atrodo, oi, aš tiek daug patyręs, o ten kažkoks pamplys nieko nežino. Bet mes to neišgirstame iš savo senelių. Jie nesako, ai, tu mažas esi, tu ten nieko nepatyręs. Kai kurie gal taip ir pasako, bet jie nenori tavęs įžeisti bei kažką panašaus. Esmė tame, kad seneliai tai yra kažkas, ko jūs turėtumėte didžiuotis. Ir iš viso seneliai turėtų būti jums kaip kokie, nežinau, pasididžiavimas, kad jūs galite juos dar turėti, nes nežinote, kada jie gali numirti ir tiesiog palikti jumis. Ir kol jie yra gyvi, jūs turėtumėte jais kaip ir pasinaudoti, galima sakyti, ir sužinoti, kas buvo praeityje. Kam, pavyzdžiui, nebūtų įdomu atsisėsti, tarkim, su seneliu ten, prie kokios arbatos ir kad tau senelis nesakytų, ai, valgyk, daryk tą, daryk aną, bet kad papasakotų, kaip jiems sekėsi, kai jūs buvo tavo amžiaus, ką jis darė, kai jis buvo 12-13 metų. Tai vat, pavyzdžiui, kai pamatot senelį, jūs kažkaip nelabai atkreipėt dėmesį tai, kad jisai yra žiauriai daug patyręs ir jisai turi daug patirties viskam. Tai vat, norėčiau jūs paskatinti šiek tiek duoti daugiau pagarbos, daugiau senesniems žmonėms, nes jie yra iš dalies iš tikro daugiau patyrę, bet daugiau pasiekę. Nenoriu būti kaip jūsų tėvas ar kažkas panašaus, bet tiesiog noriu jums duoti to suvokimo, kad iš dalies tai reikėtų daryti. Dabar įsivaizduokite, jūs esate vat, jau pasenęs, jums yra kažkur 50-60 metų ir kažkur bus 2050 metai. Ir susilauksite jūs anūkų, jaunesnių žmonių ir pagalvokite, kai tik klaus, kaip viskas vyko 2012 ar 2013 metais. Jums iš dalies bus labai įdomu tai papasakoti, nes manau 2050-60 metais tikrai kažkas bus įdomesnio, viskas bus pasikeitę ir viskas bus kitaip. Tai va tiesiog noriu jūs paskatinti nebūti tokiais žuliais bei duoti didesnę pagarbą senesniam žmogui. Na dabar važiuojam prie temos, kurią pasiūlė Facebook'e vienas iš mano fanų. O tai yra skraidantis vienaragiai. Jo, skraidantis vienaragiai tai atsiranda tada, kai jūs pažiūrite mano praeitą vlogą apie narkotikus ir tada žmonės pradeda matyti skraidančius vienaragius ir tiesiog įsivaizduoti visokias nesąmonės. Ne, tai viskas yra suprantama, aš iš tikro su tais narkotikais norėjau tiesiog jums duoti daugiau žinių, kad jų nevartoti, bet kai kurie žmonės pagalvojo, kad aš jiems daviau įtaką vartoti, tai va tiesiog pavartojo ir mato skraidančius vienaragius. Daviau daug žinių praeitam tam vlogui apie narkotikus, tai va tikiuosi ilgai tau tas efektas nebus apie tos skraidančius vienaragius. Sėkmės tau, žiūrėk, nenuskrisk ten niekur. Šis video vlogas tikrai nebuvo gan ilgas, vien dėl to, nes norėjau jums duoti savo mąstymą, ką aš manau apie senelius ir kaip jūs turėtumėt, manau, mąstyti. Na, o dabar, kaip visą laiką, esu paruošęs jums vieną klausimą, nes iš tikro man iš dalies yra labai įdomu. Nesenai jūsų paklausiau, iš kur jūs esate bei kiek jums metų ir jūs gan labai aktyviai tai atsakėte. Ir klausimas būtų toks, jūs esate vaikinas ar mergina? Būtinai parašykite į komentarus, kas jūs toks esate, nes man labai iš tikro įdomu sužinoti, kokia auditorija mane žiūri ir tiesiog žiūrėti į ateities vlogus, apie ką labiau daryti, apie tos dalykus, kurie labiau skirti panelėm ar vaikinam. Ai, palaukit dar biškį, palaukit. Žiūrėjau dabar neseniai, iš tikrųjų mano įkeltas vlogas, neprisimenu koks tenai buvo, bet jisai yra surinkęs daugiausia laikų. Aš kai pažiūriu tą laikų skaičių, tai ten buvo kažkur, man atrodo, 270 ar kažkas panašaus. Ir pažiūrėjus į mano subscriberių skaičių, kuris yra maždaug 1270 kažkeli, ir kai pagalvojus tiek subscriberių, 1000 žmonių nepaspaudė nei like, nei dislike. Tai vat norėčiau jums duoti tokią užduotį. Kadangi aš va taip atstoju prieš kamerą ir kalbu jums, tai vat norėčiau, kad jūs man padarytumėt vieną dalyką. Jūs tikrai įrodėte, kad galite būti aktyvus, bet šiandien norėčiau, kad jūs man įrodytumėt, ar tikrai jūs tokie esate. Tai vat paspauskite visi tą like mygtuką ir pamėginkime surinkti nors 500 like. Nežinau, ar tai bus įmanoma, bet
tikrai manau, kad tai yra įmanoma, nes kadangi aš turiu 1270 subscriberių, tai jeigu kiekvienas tai paspaustų, tai būtų 1200. Bet vat, kadangi visi nepaspaudžia kartais to like arba dislike, tai vat šiandien norėčiau, kad bent pusė jūsų paspaustų tą like mygtuką, tai vat 500 like ir gal ką nors sugalvočiau tokio, kokio dar nesate matę mano kanale. Kažką įdomaus bei... Na, šiam kartu tiek, turiu dabar lėkti paskaitas ir manau susimatysime jau antradienį. Dėkui, kad žiūrite ir iki. Grybai.